Labadiena. Aš esu Eugenijus Zaremba, OAB Veikmė direktorius. Porą žodžių pasakysiu, kodėl apskritai šitą temą aš kalbu ir kaip čia yra. Tai mūsų įmonė veikia rinko 60 metų ir prieš 7-8 metus pradėjom dirbti su energiškai efektyviais pastatais, kad dar Lietuvoje čia neypatingai kas ir tuo domėjosi ar rūpinosi su grupė partnerių. Pastatėme pirmą individualų namą atitinkantį Passive House standartus, kas buvo tada visiška Amerika čia Lietuvoje, ir netikėjimas ir pasipriešinimas. Po to statėme dar 2 individualius namus su atsinaujinčiais energijos šaltiniais. A klasės lietuviško sertifikavimo jau. Čia buvo 9-10 metai. Po to statėme daugiabučius statėme daugybę metų, bet statėme daugiabučius B klasės su dalimi parametrų, kurie atitinka A klasės reikalavimus, apie jas bus kalbama šitame pranešime, ir galiausiai pastatėme daugiabučius A klasės su geriausiu sandarumu Lietuvoje, tai taip pat apie jos bus šnekama. Tai patirtį toj srity turim, įvairių situacijų taip pat turime, daug praėję ir šiokią tokią to galime pareikšti. Šis pranešimas akcentuoju, kad jis yra, kadangi matau čia specialistų, taip pat tarp klausytojų, šis pranešimas yra skirtas galutiniam vartotojui. Čia nebus akcentuojama giluminių kažkokių tai niuansų, skaičiavimų, ten ypatybių įvairiausių tose skirtumuose tarp A ir B klasių. O poreikis tas atsirado šnekėti apie 2 klases, jos abidvi yra geros, tikrai jos yra abidvi tinkamos. Tai tiesiog dabar pagal šią situaciją, kuris susiklostė Lietuvoje, gana ilgą laiko tarpą naujų objektų, kalbamės apie naujus objektus, naujų objektų statyboje ir rinkos pasiūloje, bus dar ir B klasės geros, bet B, ne A klasės. A klasė automatiškai taip pat pildysis rinka. Šią dieną yra dar mažas procentas, bet jis vis didėja. Ir kaip ir buvo viskas aišku ir kalbėti nebūtų apie ką, tačiau pernai metais gruodžio 13 dieną, čia aš panaudojau tautos prašymą, sušvelnino aplinkos ministerija kai kurios parametrus. Taip pat čia jokios tragedijos nėra, jie sušvelnino, kadangi rinka nepasiruošusi, pirkėjai įpirkti negali, žiauriai pabrangs, argumentų vienokių ir kitokių, dabar jau jie nėra nesvarbus, svarbu, kad sušvelnino. Irgi nieko blogo, sušvelnino, paskelbė, tai yra gyvenamosios A klasė iki vieneto sumažino nuo buvusio 0,6. Na ir atkreipė dėmesį viešbučio poilsio, net 1,5 palikta. Tai aš apie tą viešbučio bus vėliau truputėlį akcentai, bet sušvelnino nieko blogo, viskas aišku, nuo sausio 1 tik tai A, su truputį švelniais parametrais. Ir kaip ir viskas buvo ramu, ir staiga išaušo 10 gruodžio, Kalėdos artėja, Grinčas iš Amerikos persikėlė į Lietuvą ir nunešė tą A klasę. Na, čia atkreipsiu dėmesį, kad minimi vardai personažai išgalvoti ir sutapimai yra atsitiktiniai. Jeigu su kažkuo tai sutampa išvaizda Grinčio, tai tikrai tai yra visiškas atsitiktinumas. Ir tada 11, kai Grinčas tą dalyką padarė, 11 dieną ministras irgi atsipeikėjo ir čia yra citata, čia tikrai ne mano nuomonė, čia yra citata, reiškia, padirbėjo ir atsižvelgiant į gyventojų interesus ir ginti jos nutarė nuo ES reikalavimų tokių griežtų. Irgi nieko blogo. Paskelbė ir metams nukėlė šitą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, tuos metus laiko rinkoje atsirado galimybė nepasiruošusiems arba kitokių minčių skatinamiems prisiprojektuoti didžiulį kiekį B klasės pastatų ir begalę laiko siūlyti juos rinkai. Iki lapkričio 1, kas pateiks prašymus 16 metų, tai jie galės B klasę. Jie gali pateikti prašymą bet kokio lygio projektui, po to jį koreguoti, taisyti, bet pareiškimo data pradžios bus vis tiek šita. Tai šitas dalykas nėra tragedija, tiesiog galutinis vartotojas turėtų šitą jausti, šitą suvokti, kad jam padidėja atsakomybė renkantis įsigijant savo būstą ar statant, ar galiausiai statant kokį tai, kad ir viešbutį, ar administracinio pastato užsakovų būnant, kad išsiplėtė tas periodas, kada daug rinkoje bus pasiūlos ir tų prekių, ir
renkantis, nepadaryti klaidos arba galiausiai pasirinkti sąmoningai, žinant tuos skirtumėlius. Kas per vieną klasę ir, kaip Žvagulis sako, tai čia tokia bendra supratimui, tai yra nuo G iki A++, yra tam tikras išvestinis indeksas C, į kurio intervalą pataikius suteikiama tam tikra klasė. Čia aš pridėjau tokias išmintingas formulės gudriasias. Čia yra paskaičiuojama pagal tas formulės, aš prie 2 klasių A ir B parašiau. Pagal objekto šildomą plotą, kiek leistina maksimalus kilovatvalandžių suvartojimas skaičiuojamasis, kad patektum dar, kad dar užsikabintum už tos klasės, arba B, arba A. Tai čia nustatomas maksimalus. Geriau, visą laiką galima ir susiprojektuoti ir pastatyti galima geriau. Mes apie tas vietas taip pat pašnekėsim dar papildomai. Dabar renkantis pirkėjui, ką reikia suvokti, sakykime, ar taip. Tai yra čia parašytos tiesos, kurios yra puikiausiai jums visiems ir visiems žinomos. Tai B klasė atsakingai, pabraukta, atsakingai. Ne šiaip belia kaip, kad tik vos gauti, bet atsakingai statant. Panorėti, suprojektuoti, atlikti projekto energinį auditą, subalansuoti projektą. Tai reiškia parinkti sienas, langus, stogą ir duris ir įvairius parametrus ne pagal maksimalius reglamento reikalavimus, o subalansuoti juos optimaliai tarpusavyje, kad jų derinys suteiktų galimybę gauti racionaliausią rezultatą kainos ir kokybės atžvilgiu, ne pačiu primityviausiu būdu. Pamatai, sienos, lubos, langai, duris, visi tie dalykai. Rekomendacijų geotermė, saulė ir panašiai, tai čia tik tai, jeigu nori B klasės suteikti dar super kvadrą, dar gali savo kažką padaryti, bet visi kiti veiksmai, garso matavimas, sandarumas vėlgi, o sandarumas yra įdomi vieta B klasiai. Jis matuoti neprivaloma, yra rekomenduojamas dydis 1,5 gyvenamiesiems, daugiabučiams ar ne, bet jau galima nematuoti. Tai jeigu atsakingai statai B klasę, tai tą dalyką tikrai turi pastikrinti, ar tie darbininkai iš viso verti ar tų pinigų, ar jie kokybiškai atliko darbus. Statant pastatą B klasės, įvairūs parametrai, niekas neleidžia statyti kiaurų pastatų, turi būti ir langai susidarinimo juostomis ir visi kiti dalykai. Čia tiesiog grinai šalčio tiltai ar prie balkono, ar kitose vietose, ar prie stogo, ar prie pamatų, jų taip pat B klasėje neturi būti. Čia yra iš pasyvaus namo šilumokad įsidėtas, bet pats faktas, kad šalčio tiltai kampuose, sandarumai, pamatai apšiltinti, tai visą tai galioja. Dabar kas yra B klasė? B klasė. Aš dėl ko taip maliau apie B klasę. Kas yra A klasė? A klasės pastatus atsakingai statant yra lygiai tas pats. Nėra kažkokios Amerikos. Yra kai kurie ten sienų parametrai, langų parametrai, kuriuos ten tokios, special, kuriuos reikia atkreipti dėmesį, bet menas yra tas pats. Visą tai reikia suprojektuoti, pastikrinti projektą, sujungti tos daiktus tarpusavyje, kad ten būtų galima jais nakvoti ir valgyti, gaminti ir taip toliau, gyventi būtų galima. Atsiranda rekuperacija, geotermija, saulė ar panašiai. Kažkokie tai dar šaltiniai. Visas skirtumas, garso matavimas, sandarumas jau yra privalomas. Apie sandarumą noriu pašnekėti plačiau. Kaip ir sakiau, pranešimas galutiniam vartotojui, šitas yra pranešimas skirtas galutiniam vartotojui. Tai sandarumas tai yra tas rodiklis, kurį patikrinti ir pasitikrinti yra paprasčiausia ir apčiuopiamiausia. Jeigu sienos laidumas kažkoks tai, ar varža, ar lango šilumės laidumas, tai yra tik tai gali būti kažkoks tai popierius, kurį tu paskaitei. Tai sandarumą galima patikrinti fiziškai ir kaip ir garsą pamatuoti. Tai iš tokių rodiklių. Ir tai atlieka akredituoti matuotojai, kurių retas, kuris rizikuoja savo ar profesinę reputaciją, ar atestatu. Tai sprendžiant pagal susikaupusius veidus, tų žmonių, bent jau šitie čia pavaizduoti, dirba tikrai atsakingai. Čia mūsų viename iš objektų yra matavimas vykdomas. Grįžtu aš prie to sušvelninimo. Tai A klasėje sušvelnino iki vieneto. Atkreipkite dėmesį būtinai. A klasėje vienetas buvo 0,6. Vienetas. Ir tie viešbučiai ir poilsio. Tai ypatingai svarbu, todėl kad yra rinkoje pasiūloje, skaičius straipsnius, gal patys kažkur, tai jeigu rinkotės, matėte, kad yra poilsio paskirtis. Tai jeigu jūs vienas korpusas gyvenamoji, kitas korpusas poilsio, gyvenamoji vienetas reikalavimas, poilsio gali būti, sakykime, kiauresnis. Tai šitą reikia, čia nieko blogo. Tiesiog perkant reikia tą suvokti, kad kai nusipirksi, kad tau tu kažkokio diskomforto nejaustum po to ir nedūsautum po to.
Tai perinu prie konkrečių, tai reiškia, mano pavyzdžiai, čia kurie minimi skaičiai ir apie kainas mes šnekėsim, tai yra veikmės objektų gyvi pavyzdžiai, kurie yra iš tikrųjų pastatyti, iš tikrųjų išbandyti, iš tikrųjų veikiantis. Tai labai geri B klasės. Po to paaiškės, kodėl jie yra labai geri. Jie lyginame, mes juos lyginame tarpusavyje ir po to lyginsime su A klase, tarp tų klasių skirtumą, kad suvoktume. Tai jie yra toj pačioj teritorijai, yra pasaulio šalių atžvilgių orientuoti, analogiškai, vėjo įtaka yra analogiška, nėra, kad vienas stovi pievoje, kitas duobėje, kitas ant kalno. Ir kai lyginsime su A klase, tai yra už kelių šimtų metrų stovintis pastatai, taip pat daugiabučiai. Tai 4-5 aukštis, 2 yra 9 aukštis. Mes matavome, tai vieno yra kilovatvalandės 30, kito taip pat praktiškai 30. Mes tuose objektuose, jie B klasės, neprivalome, mes atlikom savo sandarumo matavimus. Žemesnėme matavome pagal vieną metodiką, kuri yra teisėta, 10% ploto ir būtų. Didžiajame matavome 100%. Kai pamatavome 5 aukštyje, gavome sandarumo vienetą B klasiai. Toks, koks dabar yra minimalus A klasėje reikalavimas. 9 aukštyje, čia mes tą patarę, mes pamatėme vietas, kur galime pagerinti rezultatą, neišleisdami nei 1 cento. Naudojame absoliučiai tas pačias medžiagas. Ir šituose abiejose pastatuose, ir po to A klasėje. Tiesiog pasitikrinę vienetą, pamatysite, kokį dar patikrinimą padarėme vos vėliau, mes gavome 9 aukštę 0,46. Tai geresnis rodiklis negu A pliuso dabar arba buvusios A klasės reikalavimų. Nedarant jokių išskirtinių operacijų išskyrus darbų kokybė ir žinios. Taip, atėjom prie šitos vietos, kur čia atliktas yra dūmų testas pastate, kurio sandarumas yra vienetas. Taip. Tai čia yra taip, iš viduj pastate su dūmų generatorium, tai toks balionas pučiamos dujos. Ir iš lauko yra filmuota. Tad, kur matote tuos dūmus, jie yra nekenksmingi. Ten niekam nekenkia. Tai va taip iš pastato išeina šiluma. Arba į pastatą įeina šaltis, karštis, kaip nuomininkai su ūsais. Ar ne? Ta prasme gyvūnai kokie nors. Čia yra tam pačiam objekte, iš kito buto pūtimas atliktas. Tai čia yra geras pastatas, nes jo superinis sandarumas, vienetas. B klasė yra 1,5 rekomenduojamas, o čia yra vienetas. Taip išeina šiluma iš pastato. Taip, ir trečias, ir bus iš vidaus vaizdas. Čia iš lauko yra pučiama, tai taip, sakykime, šaltis taip ateina į vidų. Tai čia gera, šitame name gyventi gera, nes jis yra tikrai geras ir tikrai labai sandarus. Tai jūs galite įsivaizduoti, ką reiškia sandarumas A klasės viešbutyje 1,5. Tai nėra tragedijos, bet yra, sakykime taip, galėtų būti 100 kartų geriau ir patogiau gyventi, pasiekant tą geresnį. Labai, kad yra, sakau, tos pačios medžiagos išskyrus darbų kokybė. O čia yra mūsų Zacharos 7, sakau, už kelių šimtų metrų yra A klasės pastatai. Panaudojame žinias iš to, ką sužinojome anuose korpusuose, nekeitėme medžiagų, pakeitėme vieną lipnę juostą dėl technologinių procesų, bet parametrai tie patys. Ir turime štai tokius rodiklius. Šildymui 15, 18, matavome visą pastatą 100%, vieno pastato 0,16, tai aš jokiuosi buvo 3 kart geresnis negu reikia, dabar pasidarė 6 kart geresnis negu reikia. Tai ministrui tikrai padėka už tai ir jo komandai. O kitas pastatas pasidarė vietoj 3 kartų geresnis, 5 kart geresnis negu reikalauja minimalus reikalavimas. Ką reiškia matavimas 100%, dar paaiškinu.
nespecialistams. 10% tai matuoja 10% būtų. Viena, parinkami jie yra sudėtingi, sakykime, pavojingesni, ties stogu, ties rūsiu, ties išorė, kitas vidinis. Nematuojamas laiptinės visiškai. Bet tai leidžia metodika, tai nėra joks nusikaltimas. Jeigu matuota 100% kaip pas mus, tokių objektų yra Lietuvoje, bet dar nedauguma, bet jų tokių yra. Įdomumo dėlį savikaina yra 60 centų maždaug kvadratui. Kad tai padaryti daugiabučiui. Pamatuoji viską. Tu patikrini absoliučiai visus butus, patikrini absoliučiai visą šildomą plotą. Rūsio netikrini, nes jis nešildomas nuo mūsų namuose. Laiptinės patikrini langų gamintojus, ar jie stiklo paketus įstatė į rėmą tinkamai, ar jie tik tai turi deklaraciją, kad jų klasė laidumo yra gera, ar ir fabrike ištisinė kontrolė yra ir gamybos metu tokia, ar sureguliuoti langų rėmai butuose tinkamai. Tai tą turėtų padaryti visi langų gamintojai, statytojai, ar palangės įstatytos tinkamai, ar sienos sumūrytos ir laiptinėse, ir būtuose visuose 100%. Tai tas, mano galva, išleidžiant, kad ir panašią sumą pinigų, tai tas turėtų būti labai svarbu galutiniam vartotojui. Jisai gali pirkti ir su 10%, nieko blogo, bet jis tiesiog pirkdamas turėtų tokias primityvės, paprasčiausias, lengviausias vietas, žinomas, suprantamas vietas, savo pasitikrinti, paklausti pardavėjo, jeigu neaišku, pasisamdyti papildomą konsultantą. Tai dabar apie tas, kur buvo tam tokios išmanioji formulė, pamenas, gudrioji formulė, aš vadinu kartais, tai paėmiau mūsų giminingus objektus, tai yra panašus plotai, ypatingai kreipite dėmesį į šitos du. Trečias ne ką išsiskiria, bet jis yra mažesnis, jame yra sunkiau pasiekti rodiklius, bet jie irgi yra labai geri. Tai va, čia yra minimalus reikalavimas, tai pagal STR yra minimalus reikalavimas, kurio nepasiekęs negausi klasės, ar ne? Tai va, šitam pastate, kuris B klasės, pagal tą formulę minimalus yra 59 kWh. Pas mus 30. Reiškia, mes pasistengėme su savo sprendimais, su darbų kokybė, su projekto paruošimu, su medžiagų parinkimu pagal jų parametrus dvigubai geriau pastatyti pastatą. Tokių pastatų Vilniuje pilna ne tik pas mus. Jeigu liks laiko, aš jums pabaigoje parodysiu kelis pavyzdžius, kad tikrai tokių pastatų yra. Bet yra ir pastatų, kurie yra, sakykim taip, įlindę į tą klasę, ją gavę, nieko nepažeidę, viską gerai padarė, bet perkant tą dalyką labai sveika. Tai čia yra automobilis. Vienas ryja 6 litrus, kitas ryja 3. Tai tau kaip tu gyvensi, kaip tu išlaidausi su savo tuo pačiu gyvenimo režimu, su savo įpročiais, apie tai irgi bus kalbama atskirai. Na ir mūsų ir A klasės, jau čia mūsų statytas, minimalus beveik 18, pas mus 15. Suprantat patys, kuo mažesnis skaičius, tuo sunkiau jį dvigubai ar trigubai viršyti, tai čia elementaru. Ir šitam pastate 20, tą dalyką mes užsidavėme, čia buvo užduota 16, čia buvo užduota 19, projektavimo stadijoje. Kadangi sandarumas superinis, tai leido šiek tiek pagerinti objekto kokybę energiniu požiūriu. Čia yra skirtumas kartais tiesiog suvokimui, kad tiek geriau mes pasidarėme, tai jūs tą patį galite pasižiūrėti, pasitikrinti pas bet kurį. Jeigu plėtotojas ar pardavėjas, sakykime, nežino apie tas gudriasias formulės, arba gal nenori sakyti, arba nesuvokia, kad pas jį tikrai labai geras objektas ir jis privalėtų pats tą akcentuoti, tai su galutinio vartotojo pagalba tą galima tikrai galima pasiekti. Dabar, kad pailsėtų smegenys, ten mes lyginam A ir B klasės, mes pažiūrėkime apie kai kurios dalykus, kurie yra ir A klasė, ir B klasė yra vienodi. Kai kurie gal žino Malevičiaus kvadratą, bet kiek aš pasikapščiau, pasirodo prieš Malevičių dar buvo dar Alfons Ale, lyg tai teisingai, jeigu teisingai sakau, prancūziškai nemoku visiškai, negrų kautynės urve gilę naktį. Tai aš pasirinkau šitą vaizdelį, kažkodėl nykštis į apačią pasidarė, kalbant apie insoliaciją. Čia ir A ir B klasė tarpusavės. Čia nuo energetikos nutolom. Mes čia nutolom apie gyvenimo kokybę. Kur čia yra pakastas šuo? Kadangi rinkoje patys žinote, kad yra pasiūloje poilsio patalpų, yra viešbučių patalpų pasiūloje, yra kūrybinių dirbtuvių pasiūloje. Kai kas ir administracinėse gyvena, nusipirkęs įsirengę savo gyvenamą į biurą, sakykime, ar ne, viską gerai daro,
viską daro gerai. Jeigu prieš tai pasitikrino instaliacijos rodiklius. Tai kaip yra gyvenamajai, turi būti pagal kambarių kiekį vienam, o jeigu didesni būtai bent jau 2, 2,5 valandos, jeigu žiauriai užstatytas namas vienas prie kito, tai 2 valandos tiesioginio nepertraukomo saulės patekimo. Galima štai čia padaryti pertvarų ir parduoti, gyventi ir nakvoti. Ir bus niekas nepažeista. Jeigu tu tą žinai, pasitikrinai, jeigu tau nėra nuostabos, kad tu gyveni ir niekada nepamatai tiesioginio saulės, šviesų langai yra, šviesos yra, bet tiesioginio saulės nėra. Depresija, nuotaika, pikta uošvienė, įvairių dalykų, kuri ten gyvena tam kažkam tai, tokiam tai. Jeigu tu tą žinai, pastikrinai, nusipirkai, viskas okay, viskas gerai. Vertėtų šitą dalyką pasižiūrėti, ypatingai, jeigu matai, kad, jeigu tu matai, kad perki poilsiavietę ar kūrybinės dirbtuvės. Turiu vieną pavyzdį, nesakysiu objekto, kadangi nekorektiška bus. Daugiabutis. Šitas objektas buvo siūlytas mums veikmei įsigyti ir užbaigti, išplėtoti. Vaikštom, mes iš šitos pusės vaikštom. Ir kažkaip taip maždaug įsivaizduojam, kur ta Vilnius saulė teka, kur tai leidžiasi. Čia nėra būtų kiaurai. Čia laiptinė, bet yra čia būtų begalė. Sakau, klausyk, taigi čia saulės nėra. Sakau, tu su instaliacija čia išsprendi. Sako, išsprendžiau, nepergyvenk. Sako, pusė namo poilsiavietė, pusė butai. Kad tu čia, sako, problema keli. Tai buvo vienas iš kriterijų, kur mes atsisakėme investuoti į šitą objektą. Kažkas investuos, kažkas pardavinės. Jeigu žmogus žinos ir nusipirks dėl vietos, dėl, nežinau, darbas ar dar kažkas, tai viskas gerai. Bet jeigu jis nusipirks nepasitikrins ir po to dūsaus, tada bus, manau, kad nekas. Grįžtam prie energetikos. Faktinis suvartojimas. Skelbia Vilniaus energija. Faktinio suvartojimo duomenys yra žemėlapiai įvairūs ten paruošti, vienokie ar kitokie. Yra mūsų gyventojų klausimų. Tai aš paėmiau Passive House duomenys. Lietuvoje, kaip bebūtų gaila, Lietuvoje nėra stebėjimo. Nes galima sunaudoti 7 kWh, kaip pavyzdys, Vilniaus energijos puslapį, kur aš gyvenu name ir B klasė, aš gyvenu senam name, žiūrėjau kitus B klasės, tie patys. Bet tai yra duomenys su karšto vandens paruošimu visų pirma. Neaišku, kiek yra gyventojų pastate, nors ir plotai panašus. Neaišku, kokia temperatūra buvo viduje. Su tom 7 kWh vienas gali gyventi prie 16 laipsnių ir pas jį bus labai gerai, nes mažai kWh. Kitas gali gyventi prie 7 kWh su 20 laipsnių. Tai tų duomenų Lietuvoje nėra ir tai yra labai, labai liūdna, gal kažkada bus, tam pasilyginimui. Nes tie vokietukai ką darė? Jie matavo vienodus 32, absoliučiai vienodus kotedžius, jie turėjo skaičiuotą rodiklį, 11,8, turėjo faktinį visų vidurkį, kuris yra iš tikrųjų didesnis negu jie paskaičiavo, nors tai vokiečiai. Ir yra tokie nuokreipiai, iki 3 kartų tarpusavį skiriasi. Vieni žiauriai mažai, žymiai mažiau negu skaičiuotas, kiti žiauriai daugiau. Kiek asmenų gyveno? Mes su jumis 0,1 kWh kiekvienas. Mes išeisim, nežinau, kiek čia sudarys, gal porą kW iš karto šalčiau. Vien nuo mūsų pačių buvimo. Kiek maisto gamina, vieni gamina, kiti negamina. Vieni turi daug prietaisų elektrinių, vieni lygina namuose, kiti lygina kažkur tai, nežinau, skalbykloje, pas vieni lygina. Yra begalė tokių, kas kaupėsi per visus metus. Tai vienas gali gyventi, kaip jau minėjau, prie 25, kitas prie 18, vėlgi tas suvartojimas nuo skaičių. Bet skaičiuojamasis yra ir Lietuvoje, ir Afrikoje. Skaičiuojamasis tam yra skaičiuojamasis kaip ir automobilyje. Pas vokiečius skiriasi nuo 3 iki 38 kW. Toks diapazonas buvo didžiulis. Vieno gyvenimo pobūdžio, nes pastatai absoliučiai tokie patys. Tai ir galioja pas mus tas pats. Tai perkant neužsikabinti už faktinio suvartojimo, kad ir šalia stovinčio namo. Jisai geras, kaip sakykime, naudinga informacija, bet jinai tikrai nėra lemiamas. Čia vyrams sakiau pavyzdį parodoj. Sugalvosiu parduoti butą ir turiu laiko. Gyvenu pas mamą. Aš spalio mėnesį išjungiau šildymą, balandį ėmiau pardavinėti. Mano sąskaitos superinės. Mano butas bus nežinau kiek kartų brangesnis. Ir kas iš to? Tai su tuo dalyku irgi reikia labai protingai renkantis, priimti sprendimus. Dar įdomi informacija yra tokia. 1 laipsnio skirtumas, vokiečiai išskaičiavo, faktiniais matavimais, 1 laipsnio skirtumas patalpoje
6% keičia energijos suvartojimą. Tai aš gyvenu prie 20, kaimynas prie 18, jisai išleis 12% mažiau negu aš. Tai savo pačiam pasirenkat vėlgi. Taip. Dabar kaip sužinoti pirkėjų, ar ne? Atėjau aš pirkti, ar jūs? Ir kaip dabar sužinoti, kaip čia tą įsivertinti? Vieta, aišku, ten darželė, mokyklos, viskas, aišku, viską pastikrinau, apėjau pėsčias, patikrinau, kaip nuvažiuosiu į darbą, iš darbo, ten viskas gerai. Yra sertifikatas, ta vadinama gudrioji formulė, tai bet kuris ten techninis prižiūrėtas, ar šiaip inžinierius, ar patys, jeigu aktyvesnis susirastas, tai galite pasitikrinti. Arba pardavėjas, jeigu jisai yra atviras, jisai jums tą smalsumą patenkint, sakykime, ar ne. Pačiam sertifikate, tai kiek litrų valgo mašina, tai, sakykime, tas pats kaip sertifikate, jau jis yra, namas atiduotas naudoti, yra sertifikatas pas pardavėjas, jį privalo turėti ir jums parodyti, ar ne. Toliau yra sandarumo nustatymo protokolas. Rodiklis yra ir sertifikate, toj parodysiu kur. O pats matavimo protokolas, jis yra, bet jis sertifikate jo nesimato, ar matavo 10% ar 100. Tai paklausite pardavėjo visų pirma, jeigu jūs nežinos, kaip atsakyti, tai jūs paprašysite pačio protokolo, nereikia, kad jis atsiųsk man, nesiūs, komercinė paslaptis, bet parodyti gyvai, pačiupinėti. Jeigu jis jo nerodo, tai jau reikėtų stipriai susimąstyti, kodėl. Ir pasižiūrėti, kaip matavo, dėl mano anksčiau minėtų priežasčių. Ar tik tai matavo pasirinktus butus, nieko blogo, jis nieko nepažeidė. Bet gal matavo kaip tik jūsų butą, tada iš viso gerai. Bet jeigu nematavo jūsų buto, tai jums reikia tiesiog žinoti, aha, mano butas nematotas, tai gal ir gerai pastatė, bet o aš pasakysiu, pamatysiu toliau, ką reikia daryti tokiu atveju labai paprastai. Kaip tą savo pasitikrinti. Taip, pats sertifikatas, jis atrodo šitaip, čia yra šildomas pastato plotas, tai jums pravers dėl sandarumo matavimo, matysite. Po to, o čia susirasti eilutę, kur skaičiuojamos sąnaudos šildymui. Yra įvairių ir kitų parametrų, kurie irgi įdomus, bet kaip galutiniam vartotojui, šita vieta yra svarbiausia. Aiškiai yra parašyta ir aiškiai jūs ją pamatysite. Galiausiai ir pardavėjas tikrai vargoris, tai yra SPST puslapyje, ta informacija skelbiama galiausiai, tai ir pardavėjo net klausti nereikia. Tik SPST jūs nematysite antro lapo, kuriame yra sandarumas. Čia aš labai atsiprašau, bet aš ką sugebėjau nuskanuoti ten pats, bet pats principas. Yra parašytas matavimo rodiklis sandarumo ir yra dydis. Tai šitą vietą galite pažiūrėti, šitam tiesiog įdomumui, ar leidžiamas, sakykime, pusantro, B klasiai be mūsų, nežinau, kas matavo, bet jeigu matavo, tai pusantro, tai ar jisai turi 1,3, 1,4, ar pas jį 0,4 kaip pas mus. Tai ar pas jį superinis, ar tiesiog tik tai labai labai geras. Tos dalykus galite savo pasižiūrėti. Tiesa, aš jokių būdų nesakau nepirkti, net kalbinėjau, pirkite bet kur, bet pasižiūrėkite, pasičiupinėkite, kad po to jums būtų žymiai aiškiau. Ir yra tas vadinamas, tas sandarumo matavimo protokolas, kur galite paprašyti, kad jums parodytų. Tai mūsų matuotas visas pastatas, tai yra atliktas vienas matavimas. Yra įpučiant, ištraukiant ir vidurkis. Va šitas vidurkis yra įrašomas po to į sertifikatą. Jeigu būtų matuoti keli butai, tai būtų keletą tokių lentelių ir po to išvestas vidurkis. Tai jūs labai paprastai ten galite šitą suprasti ir patys, netgi jeigu jums nesako. Dabar, tai čia aš labai gudrus, yra sertifikatas, namas priduotas naudoti, viskas super. O aš iš Brežnio noriu nusipirkti. Nepriduotas namas, dar tik duobė iškasta stato, bet aš patikimas plėtotojas, kaip ir žinomas, sakykime, ne vieno vietą statė, rizikuosiu, pirksiu iš Brežnio, vieta superinė. Kaip pasitikrinti toj vietoj? Kai neatiduotas, pardavėjas turėtų jums parodyti projektinį sertifikatą. Jeigu jis atsakingas, jis turėtų būti pasiruošęs projekto energinį auditą ir pasiskaičiavęs projektinį sertifikatą. Toks pats, kai buvo, gali būti nespalvotas, tik parašo nėra, antspaudo nėra, numerio nėra, bet skaičiai yra.
Taip, galite vėlgi pagal tą gudrę formulę pasitikrinti, o kągi jie sumastė, ar kaip veikmė dvigubai geresnį planuoja, ar jie planuoja tik tai vos, kad užsikabintume, o kitas planuoja dvigubai geresnį. Tai va tarp jų, lyginant tarpusavį, tai gali turėti jums įtaką. Ir sandarumas. Tiesiog pasiklausė pardavėjo, o kaip tu matuosi sandarumą? 10%. Sakys, o 10 pigiau, ką tu nori man už butą primokėti, nesąmonė, aš matuosiu 10%. Ok, o mano butas įės ar ne? Arba sako, aš matuosiu 100. Viskas gerai. Įtraukėte į sutartį, kad jis matuotų 10% ir privalomai dar jūsų butą. Vieno buto pamatavimas su dūmų testu nuo 200 iki 300 eurų šiuo metu su PVM. Akredituoto matuotojo. Vieno buto. Ir viskas, ir jūs apsidrausite, užsitikrinsite, kad jūsų butas bus tikrintas, pertikrintas ir nežinau, kiek kartų dar patikrintas. Minimaliais kaštais jums dėl to neišauks kažkas tai. Nes priversti plėtotoją matuoti 100%, kvaila, jam tikrai užtenka 110, jis tikrai gali nematuoti visų. Bet kad tavo butą pamatuotų papildomai, tai manau, kad tikrai lengviausias būdas susitarti, nepriversti, tiesiog susitarti. Dabar dar tie mano minėti eurai. Viskas gerai, čia aš apie klasę daug šnekėjom, B klasės tai nematuos, nes neprivaloma, bet jūs norite pirkti pastatytą B klasės butą. Aš kai konsultuoju ką nors, pažįstamus draugus, praeivius, šiaip sutiktus, aš siūlau paprastą būdą. Perki B klasės pastate butą ir sakai pardavėjui, viskas puiku, kaina tinka, vieta tinka, tavo reputacija tinka, atsiliepimai tinka. Pamatuok man mano buto sandarumą su akredituotu matuotoju. Arba leis man pačiam pasimatuoti. Jeigu rodiklis tinkamas, susimoku pats. Jeigu blogas, susimoki tu. Ir aš tada perku arba neperku tavo butą. Arba tu pataisai, arba gali būti, kad tas butas tikrai bus geras. Ir nereikės nieko taisyti. Bet jums abiems bus ramiau. Ir pardavėjui, ir pirkėjui. Mašiną, kai perkat, kad ir, nežinau, už 5000 eurų mašiną pirkdami, kuris nevaro į servisą autorizuotą. Susimoka 100 eurų. Prie kompiuterio prijungina, patikrina. Čia perka už 70, už 100 000 eurų ir aišku, žmonės ne kiekvienas gal sugalvoja, kad tai pasidaryti būtų galima. Gal užtenka elementaraus dalyko, langų sureguliavimo, dar kažkaip palangių ten užsandarinimo ar kažkokių tai dalykų. Tai va tokie paprastos vietos, kur galima savo žymiai geriau pasigerinti tą pačią prekę ir pasitikrinti ir kad nebūtų, kad šitas piktas pučia, o čia jau geras namas, matot, neišeina pro tą pusę dūmai. Dabar yra dar, grįžtu vėl prie tokios vietos, kur abiem klasėm galioja ir visom kitom likusiom. Tai yra pirkėjo elgesys. Jūs arba kitas pirkėjas arba aš įsigijome, atsirinkome pagal begalę kriterijų, ten profiltravom, susiradom, išsirinkom pačią geriausią prekę išsirinkom. Daugiabutyje. Jeigu asmeniniam name viename, tai visiškai man nerūpi. Bet kai mes susidurime per daug, aš dirbu, kiek ten, 17 metų, įmonė 60, tai visais laikais tas būtų sustatė, tai vienais laikais tai buvo nesvarbu, kitais, kuo toliau, tuo labiau pasidarė svarbu. Tai yra pačio gyventojų įtaka. Susidurėm su, čia jau tai yra charakteringas pavyzdys, žinau, čia gal jums ir nelabai, aš nėra kaip užėjti, nes išeisiu, dingsiu iš kadro, nebefilmuos. Čia yra, nusipirko A klasės name butą, gyventojas, ir jam nepatiko palangės. Viską jis gerai padarė, nieko blogo nepadarė. Jisai pasisamdė dizainerį, ar pats sugalvojo, jis įsidės kažkokias kitokias palangės. Išlupo tą palangę ir dėl nesuvokiamų motyvų, čia matosi makrofleksas, matosi, ten reguliavimo, jis išplėšė garo izoliaciją. Jos tai išdraskė iš tos pusės. Kas užplaukė? Jo tam žmogui, jis gal ne pas draskė, nesuvokiama. Užprogramuota ta vieta. Aišku, namas sandarus, iš lauko ten gerai užtaisyta, bet bėdos užprogramuotos. Tai šitą aš paėmiau tik tai nuotrauką vieną, neužkrovą, bet yra situacijos, kurios, manau, kad jums taip pat yra svarbios. Židinys į vėdinimo kanalą. Mes esam susidūrę, jeigu durčiai antram aukšte, nutarė įsirengti židinį. Patys susiperka kažką, išsidaužo skylę, kur praeina kaimyno ventiliacija, brėžinius pamatęs, sugrūdo ir visas namas uosto. Kad negadinti to patys, ką jau įsigijote, nes reikia tikėtis, kad
tikėtis, kad mano kaimynai visi elgsis lygiai taip pat kaip aš. Jeigu šitą suvoksi, tai tokių dalykų nedarysi. Klozetas į tarptautinę sieną. Tai yra pakabinamas klozetas, kuris yra su rėmu. Tai užima vietos, ar ne? Tai koks būdas? Išdaužyti sieną link kaimyno, ypatingai jeigu tai yra plytų siena, o jeigu dar plytų siena su akmens vata tarpusavėje dėl šilumos ir dėl garso, tai dar geriau, dar vatą galima išdraskyti ir įgrūsti visą šitą dalyką, liks iki kaimyno pusė plytos, iki kaimyno patalpos. Tai įsivaizduokit garsus to kaimyno bute. Nu, tu ir pats girdėsi geriau jį, bet tai va, tokių dalykų mes esam susidūrę gyvai. Garso izoliacija grindyse keičia kažkokius tai prietaisus išdėstymus, išdaužo grindis, išplėšia garso izoliaciją, po to tie vyrukai sudeda vamzdžius, jokios garso izoliacijos, teškė vadinama išlygino, šmaukšt, paukšt, garsas kiaurai visas važiuoja. Palei sienas irgi neatstato juostelės, kuri blokuoja garsą sklindantį per konstrukcijas. Super gartraukis ant maksimumo, gartraukį nusiperka pagal dizainą ir jungia ant maksimumo. Vakuumą sudaro. Iš savo vėdinimo kanalo įma traukti orą į savo butą. Nu, tai gali tą daryti, bet tą langą praverti reikia, nes orlaidžių kvadratūros nebuvo užtenka tam orui paduoti. Sarmazgai virš kaimynų mėgamų ypatingai mėgstamas dalykas. Yra normalių žmonių, kurie ateina derinti, prašo leidimo, negauna iš mūsų tokio leidimo. Tada visokiais būdais pro langą, pro rūsį įlipa pas mane į kabinetą. Klausau. Tas sakau, gerai, sakau, klausyk, kokią tu gerą idėją pasiūlėjai. Žinai, sakau, mes visiems gyventojams pasiūlysim, kad sanmazgai būtų ir virš tavo mėgamojo, va, toj vertikaliai, kad kaip tu kaimynui darai, tai mes tau padarysim. Ui, nesako, tu ką, jokių būdų, aš tavo būtų atsisakysiu, jeigu mano kaimynas, o sakau, tu pats nori jam įsirengti. Tai va, tokių situacijų. Orlaidės užpurškia, netgi iš viso makrofleksų, paskiau sako, kad pelėje viskas nesivėdina. Rozečių blokus į išorės sienas arba į kaimynų sausai susimontuoja, tada garsas vaikšto arba sandarumą pažeidžia į lauką. Nu ir šildymo sistemos racionalizacijos, tai manitestas susidūrė ne vienas. Dabar nuo gyvatuko mažiau jungia, nes ten būna jie kombinuoti nuo šildymo sistemos, o vasarą nuo elektros. Tai, bet aš pats asmeniškai buvau bute, ne mūsų statytame. Žinau kokios įmonės, bet nesakysiu. Ateinu radiatoriai, vaikštau, šitą šlepetės man siūlo. Sakau, nereikia man šlepečių, aš trumpai būsiu pas tave. Sako, bet jau pas mane grindys šildymas. Sakau, palauk, sakau, tai radiatorius. Ne, sako, tai čia yra radiatoriai ir nuo radiatorių per visą butą išvežiotas šildymas. Žmogus įsirengia savo special šildymą. Jis radiatorių užsuka arba atsuka ir dar plius visos grindys, kad čia garina. Jis išbalansavo visą šildymo sistemą, viso pastato. Tam pastate gali daryti, ką nori. Vis tiek bus viskas blogai. Nei mazgos reguliuosi, nei racionaliai naudosi šildymą. Savo jis užtikrino tikrai gerą komfortą. Na, va, jų būna begalė tų situacijų, tai tiesiog aš čia atkreipiu dėmesį, kad kaip tu tą klasę besirinktum, tavo elgesys yra lemiamas ir pasirinkimo metu, ir po to. Čia tokie šūkiai, tai užsakovas tai yra jūs visi, tie, kurie įsigyja, jie turi išmokti reikalauti. Jie turi išmokti reikalauti antroje vietoje. Pirmoje vietoje jie turi išmokti tikrinti ir suvokti, kad jie turi pasitikrinti. Kai jie suvoks, kad jie turi pasitikrinti, automatiškai jie išmoks reikalauti, nes jie žinos, ką reikalauti. O kai iš mūsų veikmės pareikalauja, tai kaip tą vieną ryšių kompaniją verčia tobulėti. Nebegali daryti kažką tai šiaip savo arba bet kaip, arba kaip vakar ministras sakė anekdotą, chirurgas čirk, o velnės, užsiuvo, nepasisekė, duok sekantį. Tai kad nereikėtų taip su nekilnojamu turtu daryti. Darbuotojų mokymas, tai čia mums skirta, darbo atlikimas mums skirta, kai jūs pareikalausite rimtai. Vartotojų švietimas tai yra tai, ką aš dabar darau. Kaina, prieinam prie tos vietos, nes yra begalė klaidžiojančių tokių informacijų apie kainas. Aš čia šneku tik apie mūsų patirtį. Aš nežinau kitų patirties, tai negaliu jų nei girti, nei dar kažką tai ar kitaip ten daryti. Ta mano minėta išmanioji formulė ir tie minėti rodikliai. Yra diapazonas, visose srityse yra diapazonas. Taip? Kaip ir automobilio kuro suvartojimas ten nuo iki, miestas, užmiestis, taip ir čia. Tai jeigu tu buvai B klasėje, va šitoj zonoje kaip mes, taip, sandarumo matavimas, nors neprivalomas, projekto auditas, skaičiavimai, pasiruošimai
Ir reikia striktelti į šitą vietą. Pamatysit, kiek tam reikėjo pinigų. Mes striktelėjom ne taip, mes striktelėjom nuo čia į čia. Su tom kainom, kurias matysite vėliau. Prieinam prie tų konkrečių mūsų kainų. Paėmė vidutinį butą 60 kvadratų, tai yra prašmatnus, kaip 2 kambarių prašmatnus butas. Pabrangimas įvertintas su PVM, nes mes šnekam apie galutinį vartotoją. Sienos geresnės už, jau ten to specifika, sienos geresnės, langai geresni, sandarumas geresnis, geoterminis šildymas, mūsų atveju integruotas į miestą, mums pabrango 18 litų. Patikrinom tą patį objektą, jeigu būtume įrengę rekuperatorius, o ne geoterminį šildymą. Mes gavom 35 eurus kvadratiniam metrui su PVM. Tam būtui paskaičiavus, va tokie skaičiukai, tiek pabrangsta butas. Čia yra plika mūsų savikaina, to elemento. Aš padauginau tą skaičių iš 1,5. Gal pas kitus yra sudėtingiau. Gal jie buvo pradžioj B klasės, jiems reikėjo stiprų žingsnį atlikti, ar ne? Garantiniam aptarnavimui reikia kažkokį tai resursą, nors šiaip toje kainoje yra ir rangovo garantinis aptarnavimas. Taip, aš gavau tokius skaičius. Tai už butą tiek reikia sumokėti brangiau, kad tu turėtum tą aibę privalumų. Ir mažai litrų, ir sandarumas, ir su kaimynais šilumos nuostoliai, ir su matavimais 100%. Tai bent jau mūsų pirkėjai, kurie yra vidutinės klasės, ir gal ne ekonominės nevadinčiau, bet netoli ekonominės, nes pas mus nėra kažkokio tai kosmoso. Jie perka ir džiaugiasi. Perka ir kitur, nes yra dabar rinkoje jau yra. Baigėsi laikas? Paklauskit pabaigoje, būkit žmonės, tai ir jums bus aiškiau, ir man bus paprasčiau. Nedaug liko jau, žinokit, tuoj kančia baigsis. Taip, dabar kada atsipirks? Neatsipirks niekada? Niekada neatsipirks. Kada atsipirks? Aš jeigu valgiau šitą dešrą vanduo ir krakmolas ir nutariau valgyti šitą dešrą, kada atsipirks? Niekada. Niekada neatsipirks. Šitas į mane biškai panašus. Jisai pasirinko šitą variantą, nes čia yra pigu, šitas jam niekada neatsipirks. Iš tikrųjų, tikrai niekada. Va čia bendrabutis, kur aš gyvenau. Kažkada tai, Kalvarijų gatvėje. Čia, kur aš negyvenu, bet čia mes pastatėm A klasę. Ar verta va čia gyvenant pirkti čia? Pinigų turiu. Ar verta gyventi čia ir toliau laikyti tos pinigus ir investuoti į kitur? Taip, jeigu turi investuoti į kažką, tai žinoma. Neatsipirks niekada. Negrįžtam pinigai, tai niekada negrįž. Jis už tą kainų skirtumą čia galėtų gyventi, nežinau, kiek 100 metų gal. Ne? Tai, bet čia ne apie tą šnekam, tą atsipirkimą, kuris nusveria, ką tai reiškia gyventi čia ir ką reiškia gyventi šitame. Tai manau, to matuoti nereikėtų ir tie, kurie užduoda tą klausimą, arba draugai, arba nežinau kas, tu nepirk, sako, ten kaustoja klaustoja klasės, tu pirk geriau pas kitą B klasės, ten yra 3000 eurų pigiau. Vietoj 113 išleisi 110. O, čia dabar, nesupratau, čia neturėjo būti. Nemiega. Ruošiasi 18 metams, matyt, kad vėl nukelti arba sušvelninti. Bet aš manau, kad išrankus ir atsakingi pirkėjai tiesiog netgi ir nukėlus jie rinksis vis tik tai ne B klasė, o rinksis A ir A pliusą. Dalis rinksis ir B, nes B klasė taip pat nieko blogo nėra, jeigu jinai yra patikrinta, pertikrinta ir atsakingai suprojektuota ir atsakingai pastatyta. Tai tiek. Ačiū už kantrybę.